Norėčiau pakviesti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininką, gerbiamą Ramūną Karbauskį. Labadiena visiems, labai džiugu būti šitam renginyje. Jisai toks, kiek prisimenu, iš savo patirties partijai pirmas žemaičių, atskirai žemaičių renginys. Ir kaip čia buvo minėta, Saulė mus pasitinka. Man pačiam tai tokia ypatinga vieta. Keli kilometrai nuo čia yra kapinaitės, pro kurias visi pravažiavo, ten guli mano seneliai. Aš nešneku žemaitiškai, nes manęs nemokėjo tos kalbos, bet tėvai žemaičiai. Tai iš tikrųjų visiems, kurie iš granito, o čia visi matyti iš granito, noriu palinkėti šiandien geros nuotaikos, puikaus renginio. Tikiuosi, kad jis prisidės prie mūsų sąjungos stiprėjimo, prie to, kad būsimuose savivaldybių rinkimuose mes visi turėsim tuos rezultatus, kurių tikimės. Ir atitinkamai tarnausim Žemaitijai ne tik tai kaip žemaičiai, bet dar kaip politikai savo savivaldybėse. Sėkmės visiems. Labą dieną visiems, gavau pavedimą startuoti. Džiaugus, kad čia susirinka visų Žemaitijos skyrių atstovą, skyrių žmonių daugiau, aišku, yra. Džiaugus todėl, kad čia yra tas miestelis Varnė, kur aš gimiau, užaugau, baigiau mokyklą, išvažiavau studijuoti ir čia yra tas ežeras, kur dabar visi vaikščio, daugumą jau mačiau, prie kurio prabėgdavo visas vasaras. Visa Žemaitija yra graži, bet Varnė ir Lukšta ežeras gražiausi. Ir pabuvint čia, aš manau, tikrai susikausiam tiem darbam, kad lauk mūsų visų iki kovo mėnesį, po kovo mėnesį kiti darbą lauks. Ir linku didžiulis sėkmės, ištvermybės ir svarbiausia vienybės. Sveiki, meili žemaičiai. Nežinau, kaip čia su ta Rimantė dabar ginčytis, ne, Varnė, Užventis jie gražiausia. Bet gal nesiginčykė, man atrodo, kad visa Žemaitija yra baisia puikiai. Pačiais sunkiausiais laikais visą laiką žemaičiai niekada Lietuvos nepavesdavo. Aš galvoju, kai dabar nepaves. Kai dabar reikia tokios tvirtybės, susikaupimą visiems. Aš galvoju, kad mes įgalim parodyti Lietuvai, kas ir jėga, kas ir tvirtybė. Tai noriu palinkėti visiems į geros nuotaikas, į ramybės, kai nors reikia, to žemaitišką užsispyrimą. Ir aišku, šiandien geros nuotaikas, į gerą orą visiems. Gerą dieną visiems, o man gražiausia vis tik Tauragė. Tauragė mes Parubežys, bet žemaičiai. Džiaugiuosi tikrai kiekvienu šiandieną čia esančių, nepabūgom blogo oro, žemaičiams nėra blogų orų. Kurkim Lietuvą tokio, kokią mes norim ją matyti, mylėkim kiekvieną savo kraštą ir garsinkim savo gerais darbais. Tai visiems šiandieną puikios nuotaikos ir gero bendravimo kartu. Sveiki žemaičiai, Žemaitijos krašto, valstiečiai, žalieji. Sveikinu šiuo gražiu renginiu ir palinkėčiau, kad tas renginys taptų tradicija. Nes kiek pat Žemaitijų, kokį gausų būrį turim valstiečių. Kad jis būtų tradicija, kad oras būtų geras. Na ir žinoma, kad ta žemaitiška stiprybė mus lydėtų visada. Ir rinkimuose, ir darbe. Ir kad galėtumėm žmonėm parodyti tą rezultatą, ką mes galim padaryti kartu. Tai stiprybės visiems ir gražios šventės. Sveiki, brangūs žemaičiai. Man Žemaitija prasidėjo nuo jūros, nuo Klaipėdos. Iš ten aš, bet žemaičių kalbos nenoriu gadinti, kadangi tikrai manęs jos irgi neišmokė, nors tėvai buvo aukštaičiai, nors turiu žemaičio pasą. Bet aš žinau vieną dalyką, kad šiandien Lietuvai žemaičiai ypatingai reikalingi, nes jie yra, kaip sakė Ramūnas, kietesni už granitą, o telšia vėjinį mūrą. Ir noriu visus pakviesti dabar įsipareigoti, kad mes tikrai visi atliksime vieną labai svarbų darbą, kuris reikalingas ne tik Žemaitijai, bet ir Lietuvai. Aš sakysiu sveik, o jūs man sakykite uoliai, pasižadėkite. Dėmesio, sveik!
Trečiau, sveik. Nu dar kartą, sveik. Nu ir būkim sveikuoliai. Lietuva tokių laukia kaip mūsų. Būkim sveiki. Ačiū. Šalia savęs norėčiau pakviesti ir audringais aplodismentais pasitikite Violetą, Justą, Moniką ir Albiną. Aplodismentai ir neoficialus Žemaitijos himnas. Žemaičių žemė, vien kalna ir kolona. Žemaičių žemė, žemaiteliams laimė. Vasaros kalapaltyje gražiuoji, rytus aukštaitės esi brangi. Ončiam šio padainį gyvena lietuviai. Ončiam žemaitėlis nekskamba povės. Žemaičių žemė ąžuolas žaliaus. Žemaičių žemė milžinko tekliuos. Žemaičių dirvo ir granits pasieks. Žemaičių gūksai dėl tokiais. Nėr pasaulyje tokios galybės. Negertom žemaičių vienybės. Žemaičių žemė negyvaus nieks. Žemaitija miela tu esi granės. Noriu pakviesti sveikinimo žodį tarti Telšių rajono savivaldybės merą gerbiamą Kęstutį Gusarovą. Aplodismentai. Labą dieną. Mėly žemaitė ir tai žemaitėm prijautantis. Iš tikrųjų, žemaičių kalba ne tokia ir lengva. Čia ir žemaičių draugijos pirmininkas pasakys. Bet džiaugiuosi, kad žemaičiai jau vis kiekvieną dieną vis garsiau skom kalba, vis garsiau skom tradicijas. Visi žino, Vilnių net nuvažiavusi ministerijas, visi aiška kapsu tą žemaitį. Surišti yra. Tai blogiausiu atveju sako, mona ušvieniais žemaitėjais. Šiandien esam Žemaitijoje, sveikinimo žodį norėčiau pakviesti ir Žemaičių kultūros draugijos pirmininką profesorių gerbiamą Algirdą Žebrauską. Aplodismentai jam. Gerą dieną, žemaitokis, žemaitis, žemaitė, broliai, seseris, kuriai nie žemaitė, bet gyven Žemaitijoje. Iš tikrųjų labai džiaugas širdis, kad susirinkot ne tokį jau dalę linksmą orą, parodydami, kad svarbiausia įvesti tikslus. Telšių rajono savivaldybės tarybos narį gerbiamą Almantą Lukavičių. Labą dieną visiems susirinkusiems geriems žmonėms. Galvoju, gal reikėtum išversti profesoriaus kalbą, bet vienas dalyks visi žino, apie ko kalbėjai, supratą ir nemanau, kad čia reikėtum varginties. Norėjau pasveikinti visus atvykus į Žemaitijos širdį. Taip ir užrašyta prieš įvažiuojant į Varnius. Ne į kepenis, ne į inkstus, bet būtent į širdį Žemaitijos. Žemaičių partijos Šiaulių miesto ir rajono pirmininką gerbiamą Vladą Palubinską. Labdien, brangų žemaitė. Labai malonu jūs matyti čionai tokią darganotą orą, bet darganotas oras žemaičiam nekliūtis, todėl kad jie yra žemaitė. Nu, o šiandieną noriu visiems palinkėti gero oro, geros nuotaikos, geros sėkmės. Sveikinimo žodį pakviesti tarti Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narį Artūrą Orlauską. Iš tikrųjų, tai, kas yra ten kažkur už šito gražaus gamtos kampelio sienų, už ribų, realiai protų nesuvokiama. Ir mes visi suprantam, kad reikia kažką daryti, kaip sakė pati premjerė, sunku ją pavadinti premjerė. Liežuvis sunkiai verčiasi. Skauda net liežuvį ją pavadinti premjerė. Kaip jinai pati sakė, verslas turėjo apsidrausti nuo jų nesąmonių. Tai aš tikiuosi ir noriu jums palinkėti, kad
jūsų sėkmingas dalyvavimas rinkimuose, jūsų kitų bendraminčių, o mes Lietuvos šeimų sąjūdis laikome save bendraminčiais, kartu su jumis mūsų panašios labai artimos vertybės, kad mūsų visų bendras veikimas rinkimuose tikrai padės mums apsidrausti amžiams nuo tokių kvailių, kurie dabar yra vyriausybėje. Apsidrausti taip, kad niekada jie negalėtų niekada pakenkti Lietuvai taip, kaip kenkia dabar. Visiems sėkmės, gero oro, geros nuotaikos, gerų startų varžybose, kiek žinau, jau mane informavo, kad bus plaukimo varžybos. Visi, kaip matau, paruošę maudymosi kostiumėlius. Tai visiems gerų varžybų ir geros nuotaikos. Ačiū už tai, kad pakvietėt, ačiū, kad esame mintimis ir darbais kartu. Rajono skyriaus pirmininkė Vilma Rumšienė, kviečiame ją į sceną ir taip pat kviečiame Šiaulių miesto pirmininką gerbiamą Valerijų Simulik. Aplodismentai jiems. Dar audringesni, plokim! Tai labą dieną, brangūs žemaičiai. Kadangi aš aukštaitišką nemoku, tai šiandien rūkausimės tik žemaitišką. Tai labai džiaugaus, kad jūs šiandien atvykot ne į sąskrydį, ne į susibėgimą, o į žemaitišką susispytimą. Tai būkit visi pasveikinti. Jauskitės kaip savo namus. Aš jautausi čia kaip savo šeimo. Su pačia geriausia nuotaika, su pačias geriausias ir ištikimiausias savo draugas. Tai noriu palinkėti gražių akimirkų, nes laiko turim nedaug, vakare pranešė liūtį, iki liūties turim viską pasidaryti ir dovanas. Ir noriu padėkoti Seimo nariams, Aušriniai, Valiui ir kitiem, tie, kurie atsiliepia prisidėdami prie bendrą renginę dovanom, pinigais. Tikrai, ačiū labai. Ir nieko nelaukdamas, atnešė man jau sąrašą ir norėčiau aš iškilmingai paskelbti, kad į sceną maksimaliai 2 minučių pasirodymui, tiksliau prisistatymui, norėčiau pakviesti Šiaulių miesto skyrių, tad audringi aplodismentai. Šiaulių miesto skyrius keliauja čia į sceną, trumpai prisistatys ir labai smagu, kad Šiaulių miestas išties labai daug darbo šiandieną įdėjo, tad trumpas jų prisistatymas. Paplokim jiems! Labą dieną, vizitinė Šiauliai, Saulės miestas, ne Žemaitijos centras, bet tas paribys, kuris saugoja jumis nuo netinkamų jėgų. 237 nariai ir patys fainiausi. Ir mes ką turim išskirtinį, turim profesorių, kuris įteisino, sutvarkė žemaičių kalbą. A dabar jis pasakys jums kažką gražaus. Brangi žemaitė, Šiaulė nėra nikoks parobežis, nėra nikokia reba Šiaulė ir tikroji žemaitėjai. Ir Šiaulė ir istorinė žemaitėjai žemė, Šiauliams pagarba. Ir per Šiaulių dienas, katros buvo lygiai prieš savaitę, Šiaulių žemaitėjai su žemaitėjais vėliavom iššaukė Šiaulė ir riktinga žemaitėja. Žinot, kuriai žodis riktinga. 1236 metas Saulis mūšį laimėjo Žemaitę su kunigaikščiu Vykintu Prišakė. Ir tas reiškia, kad mes sustabdėm kryžeivių ėjimą į Lietuvą ir visą kitą Europą. Dėl to Žemaitė gelbėjo į Lietuvą, dabar gelbė ir gelbės. Ir pasakys savo mėgstamiausią posakį. Jie Žemaitis užsispers ir į debesį įspers. Sperkiam šiandien į debesį ir džiaukimės, kad esam krūvo. Labas visiems, nemoku žemaitiškai, bet pasistengsiu išmokti. Į filmą sakė, priversim, jeigu nemoki. Šiaulių rajone irgi yra labai daug tvirtų valstiečių, kurie šiandien esam pasidalinę į porą tokių vadinamų stovyklaviečių. Nedidelė dalis kol kas esam čia, kita didžioji dalis šiandien Kuršėnuose vyksta kasmetinis jomarkas, po jomarko visi atvažiuos, kas gali. Pasakysiu tik tai tiek, kad nesvarbu, kad mūsų dabar nedaug, bet tinka tas labai posakis, kad svarbiausia ne ūgis, o smūgis, arba ne kiekybė, o kokybė. Gero laiko visiems. Labą dienelį, Žemaitė.
Aš noriu palinkėti dideliausios sėkmės žemaičiams, valstiečiams ir visiems kitiems. Ekspromtu tokią dainelę sugalvojom. Jei esi draugų būrelį, taip daryk. Jei esi draugų būrelį, taip daryk. Jei esi draugų būrelį, dainuoji šią dainelę, tai dainuodamas dainelę. Pakartok! Jei esi draugų būrelį ir dainuoji šią dainelę, tai dainuodamas dainelę. Pakartok! Ir bičiulį apkabink, priglaus prie širdies, gera diena šiandien, apsikabinam visi. Iš dainuoja žodžių tai neišmesi. Tai dar sveiki, vat visi. Ir prisistatom visi mes. Konstantinas. Marius. Aistė. Gabrielė. Ir linkim šiandien geros dienos. Na ką, aš tik šiaip savo prisiplakėlė Diana, o šalia ponis Raimondas Daubaris į skyriaus pirmininkas. Aišku, kad Klaipėdos rajonas vadins Klaipėdos rajonu, bet centrus ir Gargždus. Na, apsireikit. Gargždą, dėl to čia mes esam pasižymėjai truputėlį. Nu, į ką važiuojat? Nu, Vilniaus, o ne link Klaipėdos. Ką pasukat ant Viežaičių viaduką į kairį, taip galite atsidurti Gargždus. Pralekat pro Kalniškis Piliakalnį, iškart į Pakalnį, į kalną, hova! Pri bažnytė, ant Rinkas aikštė ir esat Veito. Taip, ką kveitam. Nu, kadangi į kairį sokti, jeigu 4 į kairį pasuki, žinok, esi Veito visuomet. Taip, kad drąsiai važiuokit į Gargždus. Kveitam. Nu, o mūsų kompanija, aišku, norėčiau, kad pasveikintų visus jumis į mūsų Raimondas. Brangėja, čia atvažiavęs jaučiaus kaip šeimų, kaip namus. Ir kuo arčiau sostinė, tuo mūsų visų Žemaičių sostinė turiu omeny, tuo mūsų visų nuotaika ir geresnė. Tai suėjom į krūvą ir būkiam krūvuo. Į dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad Gargždus ir gyven, turbūt vienintelis miestas ir, kur gyven tik tai vien Žemaitė. Geros nuotaikas ir geros saulės šiandien. Ačiū. Nu, o pabinga, kad tas būgnas nebūtų bareikal, čia būtų parodyts tik tą, kad turėjom, tai mes turėjom į technologijų į savo pasidarį tokį lengvą skonduoti. Jei norės katras išmokti, ateikit tiesiog, o priešą sceną į mūsų palapėlį. Ten viską rasit mumis, jei norės pasirokauti. Nu, 3, 4, pradedam. Mes žemaičiai iš Gargždų, su žaliosiam ant plokštų, pasportausiam, paliudiesam, trauksim dainas. Neliudiesam, jeigu mūsų šaiko būsi, niekados tu nepražūsi. Šūkis papras mūsų laba, kas laimės, ugi Gargžda! Svečiai iš mažosios Lietuvos, mes save pristatom Šišioniškiais, jūs turbūt mus žinot kaip Rytprūsiais ir mes norim pristatyti su trumpa daina. Ar žodis gal, ar ne? Norėtumėm, kad jūs visi mums padėtumėt, o žodžiai labai paprasti. Umpa-pa, 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 Būgnas! umpa-pa, 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 umpa-pa. Mes šilutiškiai Marių karaliai, o karalienė Krokų lanka. Mes šilutiškiai Marių karaliai, o karalienė Krokų lanka. Ho, ho! Labą dieną. Atsiprašau iš karto, kad esu imigrantas Žemaitijoje, kalbėsiu užsienietiškai, tačiau turiu 2 merginas, kurios yra tikro žemaitės. Tai kompensuos. Tai norim nuo Mažeikių pasveikinti visus atvykusius taip pat ir pristatyti. Mes esam su Skuodu, ko gero, rungtyniaujam dėl šiauriausios savivaldybės Lietuvos. Šalia Latvijos esam. Žinomi kaip naftininkų miestas, tikriausiai, o degalų kainos žinoma brangiausios pas mus. Tai gal ilgai nedaug žodžiaujam, tada merginos tokį žemaitiškai tikrai pasakys gražų žodį. Tarp akmenės ir varnių gamykla stovi mus visų. Mažeikių kraštai visur garsus, nes naftos turim lygiai ausų. Mes esam žali iš toli,
nes dūmai krent paladvyjį. Susispėsime visi su mažeikiais prieš akį. Sveiki, sveiki, nu mes nuo plungis, bet aš taip misliu, čia viso nebloga, nelynų galvos. Nu kon, brangėje, už tonbočių žemę, už žemaitėją, už žemaitišką rokondą, o pas mumis čia turėm ir būsimus mūsų narius, kuriai pakalbės žemaitišką. Labą dieną susirinkusiems visiems žmogeliams. Aš jums pasieksiu žemaitišką pasaką be galo. Turėjau molio gabaliok, suminkiau ašano į kamoliok, pridėjau nosį, lupelės, akelės, o tas begėtis taikos kosti, ašanam taukš per kaktą, ir vėl paliko molio gabaliuks, pagailo monano, ir vėl suminkiau ašaną į kamolioką, pridėjau nosį, lupelės, akelės, o tas begėdis taikos kosti, ašanam tauš per kaktą, ir vėl paliko molio gabaliuks, pagailo monano vėl, ir vėl suminkiau ašaną į kamolioką, pridėjau nosį, lupelės, akelės, o tas begėdis taikos kosti, ašanam tauš per kaktą, ir vėl paliko molio gabaliuks. Taip galėtumėm į toliau, kol lytus praės, bet eik to, užlėsiam veitą kitiems. Aplodismentai Plungės rajono skyriui. Nu jo, jeigu jau čia paliepom, sėsiai fototorbu. Fotografijai reik padaryti. Tai neskubėkit Plungė, pabūkit, ar ne? Graži didelė kompanija, paplokime plungiškiams, ačiū. Mes žinokit, Gondrelę net neskridom niekur, pasilikom iki sąskrydį būti čia. Nežinau, kaip išskrisėm, bet aš manau, kad viskas bus gero. Kažkodėl nematau kitų tų rajonų Gondrų, negi neišskrida ir mumis veinus palieka. Atsakykit. Taigi, labą dieną visiems. Pirmiausiai norėčiau labai padėkoti Telšių skyriaus pirmininkai poniai Vilmai. Net nebejoju, kad šis žemaičių susispėtims įvyks jau tradicinis. Tikėkime, kad kitais metais susirinksim bent jau Palangos skyrius žymiai daugiau. O kadangi sezonas baigėsi, norėjom atvežti jums saulę, bet kol važiavom tiek ilgai, sezonas ir pasibaigė. Tai labai dėkoju, o noriu pristatyti Palangos skyriaus narius. Tai yra įsidėjusius į skyrių Palangos literatų trupė Takai per kopas ir jos vadovas Vytautas Lukšas, kurie paskaitys savo kūrybos eiles apie Lietuvą, apie mūsų nuostabų kraštą. Sveik, žemaitė. Pakelkit rankas, kad ir esat žemaitė. Nu žina, kad auga. Mes žemaitė iš Palangos, kur jūra bangau, kur saulė saulėlydis, kur gintarelis mėta, kur pušys kvepia. Lietuva, ačiū tau už laisvę, už trispalvę, už motinos kalbą, už Nemuno vingį. Lietuva, tau šimtmetį sukako, argi negražu? Lietuviai, duok man savo ranką, trispalvę iškelkime kartu. Laisvė, vienybė žmonių, meilė Lietuvai tėvynei, mūsų darbai, istorija ir ateitis. Kas nežen žemaitų? Mes žemaitę kaip tai ąžuolą. Juk jeigu žemaitę arklelę karalių nuvežė iki Jaudos jūros, parvežė, parjuoja, o mes žemaitę esam tokiai riktingi žmonės, svetingi žmonės. Jeigu pravažiaus pro Žemaitėją, užvažiauk, mes šulinių nerakinam, pavaišinsim,
ir į tašį dėsem, a kokie mūsų java gražia, į cirulėlis kapčiolba, o gondrus parliek, sak, a matuot, juk jau parskredava, ir pempė praliekdam pro galvą, sak, šauka, sak, a visi gyvi jau esat. O kokius pinavėjas gražias po mamas langų, nastorto kvapą neapsakyti. Čia mona Lietuva, čia mona Žemaitija ir jūs visi kiti čia. Ačiū dėmesį. Saulė nuklojo taką, banga gena banga tolyn, švytėjimas toks sidabrinis, vakaro vėja širdin, kalnas birutės rymo, šiaurinė žvaigždelė jau čia, pušys svajingos tyli, kokia Palanga šilta, tėviškė mano sparnuota, vasaros jūros glėby, kaip gintarėlio lašelis, Čiurlionio paveikslos švieti. Gintariniai karoliai ir balta karūna šviečia, kviečia iš tolo. Palanga, Palanga, jūros mėlynam fone, kaip žuvėdra laisva, kviečia, šviečia iš tolo. Palanga, Palanga. Ačiū labai. Ačiū visiems, geros šventės. Taigi, Pagėgių krašto valstiečiai sveikina jumis čionais ir mes norim kartu su jumis padainuoti tokią labai lietuvišką dainą, kuri visi žino žodžius. Oi, laukiam, laukiam, mes valstiečių laukiam. Oi, laukiam, laukiam, mes valstiečių laukiam. Oi, laukiam, laukiam, mes valstiečių laukiam. Valdžioj! Iš Pagėgių gausiai atskubėję, sakom labas, Lietuvos žalieji. Gerą nuotaiką mes pažadam pasėti, su visais kartu linksmai klėgėti. Jei pamiršot, iš Pagėgių atlingavom, nuo lietaus gausaus mes atsigavom, pasiruošę esam rungtyse laimėti, o pralošus jums nepavydėti. Iš Pagėgių gausiai atskubėję, sakom, labas, Lietuvos žalieji. Iš ties mes iš Pagėgių tušti nevažiavom, atsivežėm lietuviškos rūkinės duonos ir aišku, jinai yra skirta pirmininkui Ramūnui Karbauskui. Jeigu galėtumėt, pirmininkę, mes įteiksim nuo Pagėgių krašto duonos. Ne rūginės, bet duonos. Ir Vilma Rupšienė už šią organizaciją taip pat norim pakviesti. Ačiū pasakyti. Ramūnai, ačiū pasakyti. Aš tyliai pasakiau, ačiū. Vilma iš Nemuno užliejimų pievų sūris. Ir gėlės, nuo valstiečių, taip ir sudeikinės dienos. Labai ačiū visiems iš Pagėgių, susirinkusim žemaičiams. Laiku neorganizuok tokių festivalių. Įsivaizduojat, šiandien būčiau namų sėdėjusi, niek neturėjus, o dabar į gėlių, į sūrį. Tad visi į baltą palapėnį įvaišinkimės kartu. Mums trumpa, tikrai neišeis. Kur fainiausi bernai ir Telšių palapinė, kur skaniausi bulvinį vert, prie Telšių palapinės. Visi drąsiai eikit, bulbins užteks visiems, irgi mūsų vaikės galite pasidžiaugti, bet neilga. O dabar naudoju sprogą, kad vyr palikau namus, galiu papasakoti savo meilės istorijai, aišku, dainiodama. O jūs tikras pritarsite, ne man.
Šokiam, trypkiam, kad nesušaltumėm. Visi judam. Visi mes liekame, du metus mylėjomės, buvo iš tikra prieš visus. Ir dar daug įdėjomės, mėgo palis nuo žvaigždžių, aukšte gauta bombulės, vieslingų lig paryčių, baltus eivus kombalus, vieslingų lig paryčių, baltus eivus kombalus. Dar visi susitikėm daro vakarė kur nors, vakarė kur nors, vakarė kur nors, kad tik būtum gražus, į mėlytuosius, tuomet išsiaiškinsim kaip nors. Susitikėm daro vakarė kur nors, vakarė kur nors, vakarė kur nors, kad tik būtum gražus, į mėlytuosius, tuomet išsiaiškinsim kaip nors. Jausmas iškristaliau, ji te pasirodytum, kol pakluosi švarkamon, kad tik nepabuodytum. Štai supalis nuo žvaigždžių, paukšte gaudys bombulės, vieslingos lig paryčių, baltus eivus kombalus, vieslingos lig paryčių, baltus eivus kombalus. Ir drąsiai susitikėm daro vakarė kur nors, vakarė kur nors, vakarė kur nors, kad tik būtum gražus, jei mėlytuosius, tuomet išsiaiškinsim kaip nors. Drąsiau! Susitikėm daro vakarė kur nors, vakarė kur nors, vakarė kur nors, kad tik būtum gražus, jei mėlytuosius, tuomet išsiaiškinsim kaip nors. Susitikėm daro vakarė kur nors, vakarė kur nors, vakarė kur nors, kad tik būtum gražus, jei mėlytuosius, tuomet išsiaiškinsim kaip nors. Susitikėm daro vakarė kur nors, vakarė kur nors, vakarė kur nors, kad tik būtum gražus, jei mėlytuosius, tuomet išsiaiškinsim kaip nors. Telšia! Mes dirbame jums. Ačiū, kad remiate ir prenumeruojate TV Eteris YouTube kanalą. Prenumerata nieko nekainuoja.